Girdėsite Mėnulio radijo pasaką Gandriuko kalėdos. Vasaros metu, kai kepina saulė, mažai kas teprisimena kalėdas. Apie jas negalvoja nei vaikai, nei eglutės miške, nei žvėreliai. Tiesą sakant, net ir pats kalėdų senelis taip rimtai atostogauja, ko neužmiršta, kad tuo jam vėl į darbą. O kai kurie ir iš viso nežino, kad yra tokia šventė kaip kalėdos. Kaip taip gali būti, nepatikėsite jūs. Bet štai, gandrų šeima kiekvienos vasaros pabaigoje išskrenda žiemoti į Afriką. O Afrikoje nei kalėdinių lempučių, nei sniego, nei eglučių. Mažasis gandriukas, kaip ir dera jaunam gandrui, apie kalėdas nebuvo nė girdėjęs. Bet vieną dieną priskrenda prie jo žvirblis ir sako: Ei, gandriuk, kas naujo, kada į Afriką? Reikia tėčio su mama klausti, jie žino kada. O tu irgi skrisi su mumis? Nudžiugo gandriukas. Į Afriką? Nejuokauk, tikrai nenoriu praleisti kalėdų. Iš tiesų, tai žvirbliai negali skristi į Afriką, nes jų sparneliai labai maži. Bet negi žvirblis dabar girsis apie tai, koks jis mažas, už tai ir pasakė, kad nenori kalėdų praleisti. O kas tos kalėdos? Klausė gandriukas. Negi tu nežinai, juk net patys mažiausi vaikai žino. Kalėdos tai tokia šventė, kai visos eglutės mirga marga nuo spalvotų lempučių, o geriausia, kad žmonės mus maitina pyragų trupiniais, o dar vaikai mums sukala medinius namelius ir galime ten gyventi nemokamai. Gandriukui net galva apsvaigo, negi jis tiek daug linksmybių praleidžia žiemą. Lekia namo ir prašo mamą. Mamyte, neskriskim šiais metais į Afriką, aš noriu pamatyti kalėdas. Nekvailiok, mažutė, sako mama, kalėdos ne mūsų šventė ir nėra ko jų švęsti. Tuo metu prigaudęs varlių į lizdą nusileidžia ir tėtis. Šąla, krankteli jis ir susuka snapą į sparną. Rytoj iškeliaujame į pietus. Lizde tėčio žodis paskutinis. Gandriukas nuliūdo ir supyko ant Afrikos, bet kitą dieną, kur besidėsi, pakilo į pietus ilgam skrydžiui. Kol skrido, svajojo apie pyragus, lemputes ir medinius namelius. Taip rimtai svajojo, kad praėjo keli mėnesiai ir gandrų būrys su dėdėmis, tetomis ir močiutėmis jau pasiekė Nilą. Geria jie iš Nilo nutūpę, o gandriukui taip liūdna, kad net varlių negaudo, nors Nilo varlės pačios skaniausios. Viena tų skaniųjų varlių ir klausė gandriuką. Kodėl tu toks liūdnas, kva, kad net manęs negaudai, kva? Drąsi varlė buvo, pasakysite jūs, ir būsite visiškai teisūs. Gandriukas papasakojo, kaip jam liūdna praleisti kalėdas, o varlė ėmė kvaksėti. Tai skrisk namo į Lietuvą ir pamatysi tas kalėdas, kva. Kas tau trukdo, kelią juk žinai, kva. Negalima visada tik tėvų klausyti, kva. Reikia išpildyti savo gyvenimo svajonę, kva. Taip ir panašiai varlė prikvaksėjo gandriukui visas smegenis. Jis ištiesė savo kaklą, išpūtė baltą krūtinę ir tarė. Tu teisi, varlyt, dabar arba niekada. Ir iškėlęs juodus sparnelius, išskrido atgal į šiaurę. Net neatsisuko pažiūrėti, ar mama jo nepasigedo. Praėjo dar 2 mėnesiai ir gandriukas jau Lietuvoje. Kaip tik buvo gruodžio 24, kūčios. Oi šalta buvo ta žiema, sniego iki kaklo, visi ežerai užšalę, o speigas toks, kad žmonės net nosies galiuką šaliku apsukdavo. Gandriukas susirado savo lizdą, o jame tiek sniego. Snapu ėmė kasti tą sniegą lauk, bet taip sušalo, kad net snapas pamėlynavo. O ką jau kalbėt apie kojas. Gležnos, tarytum balerinos gandriuko kojelės visai netiko po sniegus klampoti. Kažkas čia ne taip, sudrebėjo gandriukas.
koks šaltas vakaras pasitaikė ir reik man tučtuoj susirasti žvirblį. Kol sklandė ieškodamas draugo, pamatė daug eglučių spalvotomis lemputėmis, bet taip šalo, kad iš akių jam ašarėlės tekėjo ir visas tas lemputes kaip pro miglą tematė. Galiausiai susirado žvirblį, jis snaudė mažame medinėme namelyje. Tuk, 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 žvirblį, kur trupiniai ir kodėl čia taip šalta? Tu čia? Tu išprotėjai. Iš karto išsiblaivė visų miegų žvirblis. O aš neišprotėjau, aš tik pildau savo gyvenimo svajonę. Tik yra viena bėda, man baisiai šalta, tuoj snapas nukris. Kvailiu, gandriuk, nagi ateik pas mane į namelį, sušilsi. Bet į namelį tilpo tik gandriuko snapas ir nieko daugiau. Vaje, atidesnis klausytojas jau turbūt nusigando, kad gandriukas net ir numirti tokią žiemą gali. Gerai, kad pats gandriukas to nežinojo, atsisveikino su žvirbliu ir nuskrido arčiau žmonių namų. Pro langus ten degė krosnys, virė arbatos ir kisieliai. Stovi savo ant gatvės, lesa pyrago trupinius, bet nei jam skanu, nei šilčiau. O Afrikoje dabar taip šilta, kad net karšta, svajingai prisiminė. Įsuko snapą į sparną, kaip tėtis darydavo, ir kilnoja stinkstančias kojas, kad šios visai nenukristų. Tokioj keistoj pozoj, su snapu sparne ir kilnojant į kojas, jį rado panelė Miglaitė. Miglaitė kaip tik skubėjo pas savo senelius ir krepšį nešėsi krūvą kalėdinių dovanėlių. Baltas gandras žiemos vidury, aiktelėjo ji ir sustojo. Taip, aš baltas gandras ir noriu švęsti kalėdas, tik man baisiai šalta, sukaleno jis. O kadangi buvo kūčių naktis, tai Miglaitė jį kuo puikiausiai suprato. Staiga jai į galvą šovė mintis. Gandriuk, šok man į krepšį, užrišiu tau ant kojos raudoną kaspiną ir būsi mano seneliams dovana. Gandriukui patiko ir Miglaitės krepšys ir raudonas kaspinas ant kojos. O labiausiai jam patiko žuvienė ir baltoji mišrainė, kurios su kaupu prilėsė pas senelius po eglute. Kokia linksma buvo ta kūčių naktis. Gandriukas visą naktį pasakojo apie Afriką, beždžiones ir krokodilus. O seneliai ir Miglaitė jam sparnus glostė, aguonpienių girdė ir visaip kaip mylėjo. Taip Gandriukas išpildė savo gyvenimo svajonę. Taip gerai atšventė kalėdas, kad net žvirblis jam pavydėjo. Bet kitais metais kartu su šeima išskrido žiemoti į Afriką. Vienų kalėdų užtenka, nusprendė, o šalti snapo ir kojų nieks nemėgsta. Taip ir baigėsi ši pasaka. O jūs, jei kada gatvėje kūčių naktį sutiksite gandrą, būtinai jį užkalbinkite ir pasikvieskite namo. Galbūt tai gandriukas, kuris dar niekada nėra šventęs kalėdų.